Gerai, taip, pasimelskime, padėkokime Dievui už rytą, paprašykime jo pagalbos. Dėkojam Dieve tau už šitą rytą, kad susirinkame, galim susirinkti čia. Viešpatie, nuostabi diena šiandien ir krikštas po pamaldų. Palaimink Viešpatie šitą laiką, šitas pamaldas. Būk išaukštintas, pagarbintas Viešpatie. Kalbėk mums per šitą laiką, kai ateinam, atsidedam savo gyvenimo dalį skirti susirinkimui savaitėje. Būk palaimintas, išaukštintas per Jėzų Kristų. Amen. Amen. Pagiedokime Dievui.
prašau. Noriu paprašyti Dianą paskaityti psalmę ir pasimelsti. Pasimelsti. Čia toks. 135 psalmė nuo 13 eilutės. 135, 13 eilutė. Viešpatie, tavo vardas lieka per amžius. Atsiminimas apie tave, viešpatie, per kartų kartas. Viešpats teis savo tautą ir pasigailės savo tarnų. Pagonių stabai iš sidabro ir aukso žmogaus rankomis padaryti. Jie turi burnas, bet nekalba, turi akis, bet nemato, turi ausis, tačiau negirdi, jų burna nealsuoja. Į juos panašūs yra tie, kas juos padaro, ir visi, kurie jais pasitikė. Izraelio namai, laiminkite viešpatį, Arono namai, laiminkite viešpatį, Levio namai, laiminkite viešpatį, visi, kurie viešpaties bijote, laiminkite viešpatį. Palaimintas viešpats iš Siono, kuris gyvena Jeruzalėje, girkite viešpatį. Dėkoju tau, viešpatie, už šį žodį, už psalmę šią, kurio primena mums, kad mums reikia šlovinti tave, viešpatie, kad tu esi vertas visos garbės ir visos gyriaus. Dėkoju, viešpatie, už tavo auką ant kryžiaus, kad tu numirei už mane ir už visus kitus žmonės. Dėkoju, viešpatie, kad tu esi čia. Palaimink pamaldas, palaimink Ramunės krikštą, palaimink šlovinimą, vaikučių pamokėlę, palaimink žodžio skelbimą. Per tavo sūnų viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Mano nuodėmę
Atidarė duris savo ąžuoliukas. Šaunuolis tas ąžuoliukas. Gerai. Pasimelsiu pradžioje, kaip jau įpratęs, prieš pamokslaujant. Dėkojam Dieve už tavo šventą raštą, padėk jį suprasti, padėk man perteikti mintis švento rašto teisingai, tiksliai. Būk išaukštintas, pagarbintas per Jėzų Kristų. To meldžiu. Amen. Jau kaip nekartą čia skambėjo šiandien ryte, kad turime po pamaldų krikštą, krikšto ceremoniją. 3 valandą Kaune važiuosime, apie 2 planuojame išvažiuoti, be 15, 2 kažkur pajudėti. Tai šiandien ir noriu pakalbėti apie krikštą. Krikštas. Žodis toksai gan žinomas pas mus visuomenėje. Kuomet pasakai krikštas, tai daugeliu asocijuojasi su tokia didelė švente, panašiai kaip vestuvės ir didžiulė tokia švente. Ir šiaip įdomu, iš kur jisai. Ir šiandien ir klausimas yra visos to žinios, iš kur jisai yra kilęs, nes Jėzus klausė irgi jį kaltinančių žmonių, jį bandančių prigauti žmonių, sako, pasakykite man, Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Ir jie tada tarėsi, sako, jeigu pasakysime, kad iš žmonių, tai žmonės pyksim. Bet jeigu pasakysime iš dangaus, tada jis klausti, kodėl tu netikėjai, kodėl jūs netikėjote, o jiegi buvo religiniai vadovai. Ir tada jie nusprendė sakyti, kad nežino. Ir šiandien tas klausimas irgi skamba tada, iš kur yra krikštas, iš kur jisai atsirado. Daug dalykų mes darome ir minime papročių iš žmonių atėjusių. Daug ką darome šiandien. Kad grinai žmogiški tokie papratimai atėję iš tradicijų ir kartais jie turi ir dvasinę tokią kaip ir prasmę, bet yra kilę iš žmonių ir žmonių sugalvoti. Tai, tarkim, dažnai mes susidurėme su tokiu, kad per slenkstį nesisveikinti. Vat paduodi ranką, atsako, ne, mes Lietuvoje linkę sveikintis ir per slenkstį. Tai vienas dažniausių, kur aš susiduriu. Labai buvau įpratęs tai daryti, tiesiog jau net įpratęs ir kartais jau net nenori to žmogaus, žinai, kad jisai kažkaip jau įpratęs, kad tą per slenkstį nesisveikinti, nesusipyksi. Bet tai yra išėję iš žmonių. Kažkada kažkas ten pagalvojo, kad susipyko, galbūt dėl, kad per slenkstį sveikinosi. To nėra šventame rašte, tai neturi bendro su santykiais žmonių. Tiesiog jeigu negražiai elgiesi su žmogumi, tai susipyksi, nesvarbu, ar per slenkstį sveikinasi ar ne. Bet turime iš žmonių išėjusių tradicijų. Turime ir daugiau visokiausių, kaip jau katė ten perbėga, žinot, patys ten nesiplėsiu. Ir turime kai kurių, kurie atėjo iš dangaus. Jie yra antgamtiniai, tie simboliai, tie ženklai, atėję ne iš žmonių, jie atėjo iš senovės, iš labai senų laikų ir atsiųsti apreiškimu, atsiųsti Dievo žodžiu, kalbėtų žmogui, Jonui Krikštytojui. Dievas kalbėjo pradžioje ir noriu pradėti, paskaitykime Jono Evangelijos 1 skyrių. Čia Jonas 1 skyriuje pradeda kalbėti apie Jėzų. Nuo 26 eilutės galime paskaityti Jono Evangelijos 1 skyrius, nuo 26 eilutės paskaitysime iki 33 eilutės. Jono Evangelija 1:26. Jonas jiems atsakė,
aš krikštiju vandeniu, bet tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas, kuris po manęs ateina, kuris pirmesnis už mane yra. Jam aš nevertas atrišti sandalų dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tas, apie kurį sakiau: po manęs ateina vyras, kuris pirmesnis už mane yra, nes anksčiau už mane buvo. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, atėjau krikštyti vandeniu. Jonas paliudijo, sakydamas: aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus ir ji pasiliko ant jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, bus tas, kuris krikštys šventąja dvasia. Ir aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Naujajame testamente tą žodį baptizo, graikiškas žodis, ir išverstas į lietuvių kalbą krikštas, surandame pirmame skyriuje Jono Evangelijos, ir Jonas sako, kad tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, ir čia ir yra mintis, kad tai yra simbolis atėjęs nuo dangaus, iš Dievo. Joną tiesiogiai Dievas siuntė tai daryti, ir Jonas ėjo ir darė. Vienas aspektas, kad tai nėra iš žmonių atėjęs simbolis, kad tai yra antgamtiškų būdų apreikštas, kada Dievas prisiliečia žmogaus gyvenime ir kalba jam, ir kalbėjo Jonui, kad sako, eik ir krikštyk vandeniu atgailai. Jono krikštas buvo atgailos krikštas. Jonas buvo tas, kuris kvietė žmonės: ištiesinkite kelius, kiekvieną taką padarykite tiesų, kiekvieną kalvą ir kalvelę išlyginkite, ateina Mesijas. Jisai sako, kad ateina ir aš atėjau ir krikštinu, kad žmonės atgailautų, pasiruoštų savo širdis ateinančiam Mesijui. Ir jam buvo iš tos vietos, ir kada skaito matome, jam buvo apreikšta, kad jisai atpažins tą Mesiją būtent per šventąją dvasią nusileidžiančią ant žmogaus. Ir čia jau kalbama būtent po to, kaip Jonas pakrikštino Jėzų ir jau pamatė, po to, kai pamatė nusileidžiančią šventąją dvasią, jisai ir sako, aš liudiju, sako, kad šitas yra Dievo avinėlis. Jono Evangelija, jinai taip atskleidžia. Kitos Evangelijos, Luko, Mato Evangelijos, jos detaliai ir mini, kad Jėzus atėjo pas Joną Krikštytoją, tada Jonas sako, tai aš turėčiau tavo būti pakrikštytas. Jonas galvojo, čia šitas žmogus gerai, bet žinojo, kad šventas Jėzus ir žinojo, kad Jonas save ir žinojo, kad jis nusidėjėlis yra, o Jėzus šventesnis. Ir Jonas krikština atgailos krikštu, kad žmonės atsigręžtų, ir Jonas todėl sako jam, kad sako, tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Ir Jėzus jam sakė, šį kartą paklausyk, sako, paklausyk manęs. Ir tada pakrikštino Jėzų Jonas ir šventoji dvasia nusileido ant Jėzus, ir Jonas tada prisiminė ir tų žodžius Dievo sakytus, kad ant kurio nusileis šventoji dvasia, pamatysi, kad nusileidžia, tas yra Mesijas. Ir jisai tai pamatė. Čia užbėgant truputėlį į priekį, aš tą istoriją papasakojau. Taigi jo krikštas buvo ne toksai, koksai dabar Naujajame testamente yra praktikuojamas. Tai buvo atgailos krikštas nuodėmėms atleisti. Truputėlį skyrėsi. Ir va čia va tas geras klausimas, iš kur krikštas yra. Tai va vienas aspektas, jisai prasidėjo nuo Jono Krikštytojo, matome, būtent tas graikiškas žodis, baptizo, ir Naujasis testamentas prasideda va Jėzaus pakrikštijimu, ir ta istorija pakrikštijimo, kuri prasideda nuo Jono Krikštytojo.
Bet mes nekrikštinam Jono krikštu, nes Jonas nekrikština Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardo, jisai krikština atgailos krikštu ir tai buvo daugiau siejama su apsivalymu, atsigręžimu į Dievą šitas krikštas. Atgaila, paruošimu kelio ateinančiam Mesijui. Tai yra skirtingas truputėlį krikštas. Ir dabar ateina Jėzus pas jį. Šitą istoriją mes skaitėme. Ateina Jėzus ir jisai krikštinasi, kam atrodytų. Ir klausimas. Jonas pats nesuprato, kam Jėzui krikštytis. Ir tikriausiai jūs, jeigu skaitėte ir galvojate, tai jį palauktų. Jėzus krikštinasi irgi jam, kodėl jam, tai jis, kaip jisai dabar bažnyčios galva. Jėzus krikštinasi būtent todėl, čia ir skaitėme, ir Šventas raštas ir atsako, todėl, kad Jonui būtų pasakyta, paliudyta, kad būtent šitas yra tas Mesijas. Jie neveikia atskirai. Jie neveikia kaip vienas su kitu nesujungtai. Tai yra tęstinumas. Prasidėjo nes Dievas yra vienas. Ir Dievas ką reiškia, tai yra universalu. Tai yra tęstinumas tame apreiškime yra. Ir jeigu Dievas apreiškia vienam ir kalba kažką tikrai tikro vienam, tai Dievas nesakys vienam vieną, paskui kitam kitą. Ir tada jie susitinka, man Dievas kalbėjo taip, o tu sako, ne, šitaip nekalbėjo. Tai kažkas tada negerai, nes Dievas kada kalba, jisai kalba ir nemeluoja. Ir kalba aiškiai, kad suprantamai, galbūt nesuprato iki galo, galbūt nežinojo. Ir čia matome, Jonas turėjo apreiškimą ir jo tas apreiškimas, kai pakrikštino Jėzų, sutiko, paklausė, sako, Jėzus šį kartą paklausyk. Paklausė, tada jis suprato, kad pamatė tą nusileidžiančią dvasią, tarsi balandį, sako, jis galbūt vizualiai matė balandį, ne, šiaip raštas taip ir sako, kad sako, dvasią pasiliekančią, nusileidžiančią ir ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią bus tas, kuris krikštys šventąja dvasia. Ir dabar matome tą tęstinumą. Jonas pakrikštijo Jėzų. Jono krikštas nebuvo tas Naujojo testamento krikštas, bet turėjo būti ateityje kitoks krikštas. Sako, krikštys šventąja dvasia ir ugnimi. Sako, Jonas sako, kai gavau apreiškimą, tai aš atgailai tik tai krikštinu, o kai ateis Mesijas, jisai krikštys šventąja dvasia ir ugnimi. Ir va čia matome, ir krikšto simbolis, ta prasmė įgauna atnaujintą prasmę. Tai yra atnaujinimas, tas apreiškimas atsiskleidžia dar plačiau. Jonas turėjo tą savo gyvenimo atkarpą, kuris tarnavo Dievui, jis matė tik tiek siauriau, bet žinojo apie ateinantį Mesiją. Ir dabar atėjo Jėzus ir Jėzus krikštinasi. Ir todėl jam ir buvo toksai nesupratimas, bet kai Jėzų pakrikštino, tada jisai jau praregėjo, suprato. Ir kas atsitiko po to, kai Jėzus buvo pakrikštytas, Jėzus buvo nuvestas į dykumą, mes skaitysime čia Mato Evangelijoje, gal vėliau paskaitysime. Jėzus išbandyti nuvedamas į dykumą ir sugrįžta iš dykumos su dvasios galybė. Jisai buvo išbandytas, kad šventoji dvasia yra veikianti jame, jisai be nuodėmės, jisai tobula Dievo auka ir jis pradeda tarnavimą. Taigi, paskaitykime tada Mato Evangelijos visgi. Paskaitykime Mato Evangelijos, čia pati pradžia, galime paimti kokį 3 skyrių. Trečias skyrius, 11 eilutė Mato Evangelijos. Paskaitykime, aš jūs krikštiju vandeniu atgailai, bet tas, kuris ateina po manęs, galingesnis už mane. Aš nevertas net jo sandalų nauti. Jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi.
jo rankoje vėtyklė. Ir jis kruopščiai išvalys savo kluoną, kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinamą ugnimi. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. Jonas jį atkalbinėjo: aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam atsakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera įvykdyti visą teisumą. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuojau išbrido iš vandens. Ir štai jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Ir štai balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. 4 skyrius. Tuomet Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas. Ir čia apie Jėzaus gundymą ir gundymo atlaikymą. Ir tada prasideda jo tarnavimas. Noriu dar pažvelgti 11 eilutę. Krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Tas Jono krikštas, jisai turėjo tą simboliką, atgailos simboliką, mirimo, nusigręžimo nuo nuodėmių. Ir sako, ta simbolika, sako, pasibaigs ir bus kita: krikštį šventąja dvasia ir ugnimi. Kad Jėzus krikština šventąja dvasia. Ir jisai iš karto atėjęs, Jėzus savo tarnystės metu net ir nekrikštino žmonių. Toliau skaitome, matome, kad mokiniai krikštino. Bet jis vėliau po savo mirties ir prisikėlimo atsiuntė šventąją dvasią, kuri panardina žmonės savyje, įgalina šventoji dvasia žmonės, išgelbsti žmonės. Ir tai daro Jėzus, sako, aš atsiųsiu šventąją dvasią. Ir sako, jisai krikštys. Šventoji dvasia krikštys, panardins. Šventoji dvasia Naujame testamente tarsi vanduo simbolizuojamas. Kai kur Jono Evangelijos čia 7 skyrius, nepasižymėjau, pabandysiu atsiminti. Jono Evangelijos 7 skyrius, ten simbolizuojama, kad jie va 38 eilutė 7 skyriaus Jono Evangelijos. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Jis kalbėjo apie dvasią, kurią turės gauti jį įtikėjusieji. Mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Sako, pradėsiu dar nuo 37. Paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: jei kas trokštate, ateina pas mane ir tegeria. Kas mane tiki, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens upės. Jis kalbėjo apie dvasią, kuri turės gauti jį įtikėjusieji. Reiškia apie ateities įvykius, apie šventąją dvasią, kuri plūs iš įtikėjusiųjų. Iš kur jie gauna tą šventąją dvasią? Jie būna panardinti į šventąją dvasią. Šventoji dvasia pakrikština žmogų. Yra krikštas šventąją dvasia. Bet jis prasidėjo tada, kada šventoji dvasia nužengė ant žmonių. Ir čia paskui Jėzus taip pat, Jono Evangelija iš tikrųjų keletą vietų mini, pavyzdžiui, su moteris prie šulinio, kada Jėzus kalbėjo, irgi sako, jei tu žinotum, kas su tavimi kalba ir Dievo dovana, tai pati būtum dar prašiusi gyvojo vandens ir jis tau būtų davęs. Ir vėl jisai kalba apie tą dvasią, kurią žmogus pagirdomas ir paskui nebetrokšta. Jono Evangelijos 4 skyrius, tada moteris jam tarė: viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau jo semtis čiona. Jėzus atsiliepė: eik, pakvies savo vyrą ir sugrįž čia. Prieš tai Jėzus jai sakė, kad sako, kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.
Tad moteris jam tarė: Viešpatie, duok man to vandens. Šventoji dvasia yra tas vanduo, kuris trykšta į amžiną gyvenimą. Ir dabar galbūt jau atrodo jums pakankamai painu. Noriu atskirti du dabar dalykus. Jonas Krikštytojas krikštino atgailos krikštu. Ir atgailos tas krikštas Jono Krikštytojo, jisai turėjo tam tikrą laiko dalį, kur Jonas Krikštytojas šaukė. Paskui ateina Jėzus ir jisai krikštinasi Jordane ir jo krikštas simbolizuoja pačią tą bažnyčią, tas pats krikštas turi tokių simbolių, pavyzdžiui, kad po krikšto nusileidžia šventoji dvasia. Nors jisai yra Dievas, jis yra visagalis, jis tobulai žinantis viską. Jisai kupinas nuo gimimo tos šventosios dvasios, bet tai reikėjo išoriškai parodyti ir tas įgalinimas Dievo buvo reikalingas išoriškai parodyti, kad tas įgalinimas vyksta ir tai yra simbolika bažnyčios. Jėzus buvo pateptas šventąja dvasia po krikšto ir pradėjo daryti darbus, pradėjo būtent tarnystę. Tada jisai atsispyrė nuodėmiai. Ir dabar bažnyčioje kas irgi atsitinka šiomis dienomis. Kada žmogus patiki Kristumi, jisai pirmiausia įtiki ir pašvenčia savo gyvenimą Kristui, tada jisai pirmiausia būna užantspauduotas šventąja dvasia, tada įgauna jisai tos jėgos, jisai jungiasi su kitais tikinčiaisiais, nes Evangelija eina per tikinčiuosius. Tie, kurie Jėzaus mokiniai, kurie gyvena gyvenimą su Dievu, tie ir skelbia tą Evangeliją. Neša tą žodį. Eina Evangelija. Tada tas žmogus, tas šventosios dvasios kupinas, jau jisai pripildytas, jisai jungiasi su kitais tikinčiaisiais, būna įgalintas ir dėka Dievo jėgos jam suteiktos, jis turi antgamtinę galią nugalėti nuodėmę. Jis nugali. Galbūt ne iš karto visas nuodėmės. Galbūt jis kovoja dar su kai kuriomis nuodėmėmis. Bet jis viduj jau yra gimęs iš naujo, kaip raštas sako, kad kas yra Kristuje, yra naujas kūrinys. Ir jis turi kitą visiškai mąstymą ir supratimą turi. Ir va čia ir prasideda tas Naujo testamento krikštas. Va, būtent su Jėzaus pakrikštinimu, Jėzus pasikrikštino, bet jisai neatgaila. Dabar mums kas yra su krikštu? Mums su krikštu yra taip, kad mes, kada ateinam pas Kristų, taip mes atgailaujame. Irgi tas Jono senasis tas krikštas yra simbolis to, kad mes nusigręžėme nuo savo nuodėmių. Nusigręžėme tikrai. Turime pamatyti, kokia nuodėmė yra destruktyvi mūsų gyvenime. Kiek jinai žalos neša, mes jos pradedame nekęsti, kovoti su ją, norėti pasikeisti, bet neturime jėgos. Ir šventoji dvasia atėjusi į gyvenimą įgalina keistis. Dabar ką bažnyčia daro ir ką mes darysim? Mes patvirtiname krikštu, mes krikštinėjam žmonės ir patvirtiname tą žmogaus įtikėjimą, pasikeitimą. Mes tiesiog tokį kaip antspaudą uždedam, kad šitas žmogus yra įtikėjęs, jisai yra Viešpaties mokinys. Čia panašiai kaip būna sužadėtuvės. Vieni vyras ir moteris, jie susitinka, jie gal ten bendrauja, kalbasi, vienas kitą myli, paskui ateina laikas jau susižieduoti, sužadėtuvė. Pasiperša vyras ir tada vestuvės dar nėra įvykusios, teisiškai dar nėra įtvirtinta, bet jie jau kartu ir jau neatskiriami, jau prisižadėję vienas kitam. Ir po kurio laiko įvyksta vestuvės. Vestuvės galutinis jau toksai patvirtinimas taip, kad jie turėjo tą artumą ir išlaikė tą santykį, kartu vienas kito nemetė ir viskas, jau dabar jie suklijuoti visiškai. Taigi,
yra taip, kad svarbu ir pats krikštas svarbu, pats patvirtinimas, kad žmogus fiziškai išreikštų tą tikėjimą, jisai pasikrikštytų, bet svarbu ir to nenuneigsi, ir tai vyksta dvasinėme lygmenyje, kad žmogus yra užantspauduojama šventąja dvasia, jisai pradeda keistis, jisai daug ką supranta, kas negerai, jo mąstymas keičiasi, jis kitaip pradeda kalbėti apie viešpatį ir iš to nematomo, to pasikeitimo, būtent, kad jisai gavo šventąją dvasią, jisai paskui būna ir pakrikštintas ir matomai, ir mes tiesiog pakrikštinam kaip bažnyčia. Ir matot, kas yra. Ir va čia ir yra toksai dalykas, kad mes vidaus nematome žmogaus. Ir galima sakyti, nu tai gerai, mes visi tiesiog, nereikia čia net gal krikštytis, svarbiausia dvasioje pakrikštytas, bet viskas, ką mes viduje mąstome, kas mes esame, išoriškai pasimato. Tai yra, kažką tu darai, kalbi, ir taip šventas raštas moko, kad kaip žmogus kalba, taip ir yra, kaip elgiasi, kaip daro, taip ir yra. Tai va tas ir krikštas ir yra Dievo duotas, toks išorinis kaip ženklas mums patvirtinti tai, kas jau mes esame. Ir dabar šventoji dvasia gali tą žmogų naudoti, veikti jame ir kalbėti jam dar prieš krikštą, bet po krikšto, kaip ir po vestuvių, daug kas pasikeičia. Tai yra teisiškai įtvirtinama tai, kas žmogaus gyvenime atsitiko. Tai yra pasikeitimas išoriškai ir, pavyzdžiui, daug sandorių prieš santuoką, tarkim, namą jūs norite imti paskolą, nueinate, mes susižadėję norim imti paskolą, sakys bankas, tai palaukit, tai jūs susižadėję, o kaip čia bus ateityje, jūs dar nežinote, jūs susituokit ir tada jums duosim paskolą kaip porai, skaičiuosim tas pajamas kitaip truputėlį. Tai va taip ir dvasiniam lygmenyje, kad žmogus, kada jai dar nepasikrikštinęs, tai nėra taip kaip jau pasikrikštinęs. Jeigu žmogus turi galimybę krikštintis, jisai tikintysis, jisai krikštinasi. Aš kalbu apie tai, kad ne visi turi galimybę pasikrikštinti. Būna žmonių, kur kalėjime kalė atsiverčia, ten būna vandens neduoda, ar kitokios aplinkybės, arba trūksta ten laiko, nes ir mes, pavyzdžiui, praktikuojam tas pamokėlės praeiti, supažindinti su tikėjimu, įgilinti tą tikėjimą prieš krikštą, ar jisai supranta, kas tai yra, kad tai nebūtų tiesiog toks lengvapūdiškas, toksai paprastas, čia šitą padarau dvasinį veiksmą, paskui kitą, paskui nedarau, paskui mes supažindiname, kad tai yra rimta, tai yra Dievo akivaizdoje svarbus sprendimas. Ir Naujajame testamente yra pavyzdys, kad žmogus kabėjo ant kryžiaus kartu su Jėzumi ir sako, viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Ir Jėzus sako, ar šiąnakt būsi tu su manimi rojuje. Jis nepakrikštytas, jis išgelbėtas. Ir taip pačiai su tie žmonės, kurie nespėjo pasikrikštinti, jie išgelbėti yra įtikėję viešpatį Jėzų. Arba neteisingai pakrikštinti, tarkim. Jeigu jisai įtikėjo viešpatį, tikrai širdimi ir neteisingai buvo pakrikštintas, jisai išgelbėtas. Bet šventosios dvasios tas veikimas per jį yra apribotas dėl to, kad kaip ir tas žmogus, kur ant kryžiaus kabėjo, kiek jisai galėjo darbų padaryti, kiek Dievas galėjo jį panaudoti, nieko, jisai mirė ir nuėjo. Tai panašiai kaip ir žmogus, irgi nekrikštytas, jo Dievas negali taip naudoti, kaip žmogų jau pakrikštytą. Šventoji dvasia neveikia taip. Jinai veikia taip, jinai labai maloninga yra kiekvienam žmogui ir duoda daug ką avansų mums, duoda daug pažinimo, daug visko malonės duoda, bet neveikia taip, kaip jau įsipareigojusiam žmogui, jau kaip pasišventusiam žmogui. Gerai, tai dar aš ką norėjau pasakyti, tai iš kur krikštas, tai prasidėjo nuo Jono Krikštytojo ir yra Naujojo testamento bažnyčios krikštas, tai mes
ir krikštiname Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Vienu vardu, trijose asmenyse. Apaštalų darbų 19:5. Tai išgirdę, jie buvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu. Būtent jie išgirdo ir Evangeliją, pilną Evangeliją išgirdo. Dabar apie tą krikštą, čia mato Evangelijoje krikštį šventąja dvasia ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną, kviečius surinks į klėtį, pelus sudegins neužgesinamą ugnimi. Tai reiškia, kad tie, kurie buvo pakrikštyti Dievo dvasia, tie bus išgelbėti, kviečius surinks į klėtį. O kurie nebuvo pakrikštyti, tie bus sudeginti neužgesinamą ugnimi. Ir čia yra baisus dalykas. Ir jis sako, nėra čia to pragaro, čia žmogus miršta, nieko nėra. Ir sunku man pačiam net suvokti ir sunkiai telpa į galvą tas dalykas, kad bus sudeginti neužgesinama ugnimi. Ir yra daug tų tokių grėsmingų, baisių vietų, kurios tiesiogiai apie tai ir kalba. Kad vieni yra Dievo vaikai, kiti nėra Dievo vaikai. Vieni yra pakrikštyti šventąja dvasia, kiti yra nepakrikštinti šventąja dvasia. Čia vieni tikintys, kiti netikintys. Vieni priešinasi Dievui, o kiti su Dievu bendradarbiauja. Gerai, tai tokia ir pabaiga yra šito pranešimo, to pamokslo. Tai iš kur yra krikštas, tai būtent, kad prasidėjo Naujajame testamente, jisai būtent toksai matomas ir tęsiasi iki šių dienų. Ir šiandien turėsime krikštą, sesės gyvenime tai buvo tie pasikeitimai, mes juos matėme ir kalbėjomės irgi su ja. Ir jie tebesitęs. Ačiū Dievui už tai. Gerai, pasimelsiu. Dėkoju Viešpatie tau už šitą laiką, dėkojam tau už tai, kokius tu mums simbolius davėjai, krikštą ir Viešpaties atminimo vakarienę, kuriuos randame, matome tavo žodyje. Dėkojam Dieve tau už tą apsisprendimą sesės. Dėkoju, kad tu Viešpatie veikei jos gyvenime, tu panaudoji tikinčiuosius tavo mokinius. Palaimink Viešpatie likusį laiką, likusį tarnavimą, tau tik kyla gyrius giesmėse per Jėzų Kristų. Amen. Tai 102 ar 101. Kai tikėjimas Kristus išlaikys, jis tvirtai laikys. Pabaigo 101. Čia labai žodžių sumeta. Kas Kristus išlaikys? Sumaišė. Va, 101. Va, 100, aha. 2. Bet ne ta. Yra. Turi būt. Ai, ne? Nes tu man atsiuntei, kad yra. Tai giedosim be žodžių. Galiu duoti vienas aš žodžiu.
Va, taip, bet atsistok va dabar ir tarė. Tik kas matys. Kai tikėjimas išblės, Kristus išlaikys, kai dvejonė nugalės, jis tvirtai laikys, nors kelionėj neramu, ateitis baugi, silpnas kai esu meldžiu, dar tvirčiau laikyk. Jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, Kristus myli taip stipriai, jis tvirtai laikys. Tuos, kurie jo delnuose, Kristus išlaikys, brangus mes jo akyse, jis tvirtai laikys, sielai jis neleis nuklyst, jo pažadai tvirti, jo krauju mes atpirkti, jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, Kristus myli taip stipriai, jis tvirtai laikys. Jo rūstybė išlieta, Kristus išlaikys, nuodėmė jau pasmerkta, jis tvirtai laikys, amžinybei mes skirti, jis tvirtai laikys, akis mūsų tai išvys, kai jisai sugrįš, jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, Kristus myli taip stipriai, jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, jis tvirtai laikys, Kristus myli taip stipriai, jis tvirtai laikys, Kristus myli taip stipriai, jis tvirtai laikys. Viskas. Tai prisėskime dabar maldos poreikius. Nešime Dievui. Gerai, tai čia, kad girdėtų Vaida koridoriuje. Tai va. Maldos ir dėkojimai. Tai norėčiau tada pradėti nuo to, kad pasimelskime tada dėl likusios dienos, dėl tos kelionės, dėl to laiko ir dėl krikšto. Gerai. Padėka Dievui už Jomantą, jisai
Matom, kad įdegė šiandien, tai ne šiaip savo, jis dalyvavo varžybose ir laimėjo. Kurią ten vietą laimėjo? Antrą ir trečią vietą. Tai kad tos kūno pratybos jo padėtų visiškai stiprėti. Ir iš tikrųjų stengiai. Kas čia per varžybas buvo? Ir Koks kultūrizmas? O. jau. Gerai. Kokių daugiau padėkų gal turite? Aš turiu padėką už sutaisytą automobilį. O, gerai, ačiū. Labai greitai jau antradienį pasiėmiau, tai ačiū Dievui. Gerai. Toliau gal kas turi dar, ar maldų kokių poreikių turite? Sveikinimą. Gerai, sakyk. Nesveikinimą, bet linkėjimus. Ateikit. Praeitą sekmadienį teko buvom pakviesti į bendruomenę ir buvo padėkos šventė, bet ten buvo iš 2 Latvijos bažnyčių tikintieji ir tokios įdomios pamaldos buvo daug latviškai giedama ir pamokslavimo beveik. Bet sumoje tai buvo perduoti linkėjimai mūsų bendruomenėje nuo Vilokių ir nuo tokios iš Latvijos bažnyčios. Aš pirmą kartą girdžiu tokį miestelį, jis yra tarp Rygos ir Jūrmalo, kažkur irgi prie jos. Tals toks miestelis, ten baptistų bendruomenė, virš 200 narių. Ten, tokia sena jo, tai ten tikintieji, perdavė mūsų. Ačiū. Šiandien vyksta irgi padėkos šventės, tai Kauno Šančių bažnyčioje, kiek aš žinau. Šiandien turėtų būti ir Marijampolės bažnyčia irgi rengia padėkos šventę. Tai čia mes meldėmės dėl šito ir su jais kalbėjau Kalvarijoje praeitą sekmadienį, tai sako, jie ten jau pas save nori švęsti, ten kažkaip susiorganizuos, ten susineš maistą. Aš iš tikrųjų nežinau, kaip tos padėkos šventės ten švenčiamos, bet kiek girdėjau, pats nedalyvavau, girdėjau, tai ir Gintaras dalyvavo, tai įdomu, gal prie stalo paskui papasakos, kaip viskas vyksta, tai susineša tiesiog derliaus galbūt kažkiek tai vaisių atsineša vaišių, dėkoja Dievui, tai yra ruduo, kada nuimamas derlius ir iš tikrųjų visos tos gerybės yra iš Dievo malonės, kad jisai duoda saulės, lietaus, šitą žemę duoda, tinkamus orus ir kad mes turime ką valgyti, kartais net nesusimastome apie tai, iš kur tai yra. Tai iš tikrųjų iš Dievo yra tas derlius, yra bažnyčios, kai kurios daro tokią kasmetinę rudenį padėkos šventę, Dievui dėkoja. Tai va, maždaug šitų metų. Ar turi daugiau kas maldos poreikių? Dėkuoju. Tai padėka Dievui už įveiktą savaitę su iššūkiais, nes tikrai ta kelionė nelengva. Ir padėka Dievui, kad vedė Ramunę ir kad naudojo ir mus, ir visus kaip įrankius, kaip padėti. Tai tiesiog prisidedu prie užkrikštam. Ir noriu dar prašyti tiesiog maldos poreikis už bendruomenę ir už kiekvieną esamą ir būsimą šios bendruomenės narį. Gerai. Ir taip pat už kitą savaitę, kad Dievas tiesiog darbose padėtų.
Šiandien turime gimtadienį dar. Paskui pasveikinsime. Ir vakar irgi buvo Ronetukės gimtadienis. Čia tokios mergaitės jinai atvažiuoja. Tai va už tuos gimtadienius padėka Dievui. Tai vis tiek prisiminimas, kada mes atėjome į šitą žemę. Gerai. Ar yra daugiau kokių padėkų? Turite vienas? Pamokėlė vaikų, kad tėvas išlaikė ramios paklusnius. Gerai. Gerai. Kad veiktų vaikų širdyse. Gerai. Grupėje pasidalinau tokiu seminaru Pergalė Kristuje. Jisai bus lapkričio 21-22, jei gerai atsimenu. Vyks Vilniuje Malonės Baptistų bažnyčioje, atvažiuoja iš Amerikos pamokslininkas, ten mokytojas toksai. Ir tai bus net 2 dienų toksai seminaras, 5-dienį 6 valandą ir 6-dienį visą dieną. Tai už tą seminarą aš pats planuoju, kol kas Dievas leis važiuoti, ten dalyvauti. Jei kas norėtumėte, tai maloniai kviečiami prisijungti. Sakė, ir padrasinimo žodis, sako, galite kviestis ir nebūtinai ir bažnyčios narius, galite svečių pasikviesti, sako, tai geras laikas bus toksai kalbėti, kaip nugalėti nuodėmes. Tai kalbės apie tai. Gerai. Ar yra daugiau? Kokių dar? Saky. Aha. Už Nigerijos krikščionis. Nes tam dabar deginamos bažnyčios, labai daug žuvo. Mes garsiai kalbam apie Ukrainos karus, apie Gazos karą, bet ten vyksta baisūs susidorojimas dabar. Tūkstančiai. Būtent krikščionių yra žudomi. Jo, girdėjau irgi, kad ten labai daug smurto labai pas jūs visuomenėje. Gal dar kas turit kokių maldos poreikių ar padėkų? Šitą jau užrašiau. Gerai. Aš dėkoju, kad Dievas veikia mano gyvenime, kad Jis suteikė galimybę vis mane daugiau ir daugiau pažinti. Dėkoju, kad atvedei į mano gyvenimą Eveliną, Rasą. Ir prašau, ateinančią savaitę Dievo vedimą. Gerai. Tai ką, tai pasimelsim. Pasimelsiu dabar. Perskaitysiu dar kartelį visą šitą. Dėkoju tau, Dieve, už šiandieną, dėkoju tau už tą laiką suplanuotą. Meldžiam, būtum tuose planuose, nes matome tavo vedimą Ramunės krikšte. Dėkojame tau už ją, meldžiame Dievo vedimo ateinančią savaitę jai, stiprybės Viešpatie, vesk savo šventąją dvasią, pripildyk ją. Dėkojam tau už praeitos savaitės
visus darbus, įvykius, už renginius. Dėkojame už tą padėką iš Ylakių, už tą šventę Viešpatie. Dėkojame tau už jaunimo užsiėmimus, už Jomanto sporto užsiėmimus, už tai, kad Viešpatie jisai ir patarnauja bažnyčioje, ir sportuoja. Dėkojame už tą laiką, kad buvai su juo. Dėkoju tau, kad atsakai tokius ir poreikius, kur mes kreipiamės išminties ir meldžiam už kitus žmonės. Dėkojam, kad davė išminties tą automobilį sutaisyti ir sutaisė. Ačiū tau už savaitės lydėjimą, apsaugą kelionėse, darbuose. Meldžiam už mūsų vaikų išgelbėjimą, Dieve. Jie, būdami čia, gautų tą Dievo žodžio sėklą, kuri atėjus metui neštų vaisių jų širdyse. Meldžiu už mūsų bažnyčią, už bendruomenę, Dievo palaimos jai, vedimo. Dėl renginių, Dieve, meldžiame, parodyk, kuriuos imtis, uždėk širdis. Padėk kitą savaitę, Dieve, tau darbuotis. Ir dėkojam tau už tai, kad tu esi visų gerybių šaltinis, iš tavęs ir lietus, ir saulė, ir žemė yra. Tu sudarai tas tinkamas sąlygas, išsiauginti maistą žmonėms. Ačiū tau, kad jo turime, kaip bažnyčios švenčia šitą sekmadienį. Tau padėką atneša, dėkojame tau. Meldžiau už tą seminarą, kuris planuojamas lapkričio 21-22 dieną. Palaimintum organizatorius, kad susirinktų tiems, kurių širdys bus paragintos vykti. Meldžiau už Nigerijos krikščionys, Viešpatie, jau nekartą girdžiu, kad ten yra persekiojami tavo vardo skelbėjai. Padėk jiems, Dieve, padėk šitų sunkių metų ir daryk savo darbą, Dieve, tame krašte, kad visa tauta iškirstų, atsiverstų ir nebūtų siejamas smurtas. Viso to meldžiame, dėkojame tau per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.